mano mieloji nelabūkė. Visa bėda, kad ta draugija, kurioje dabar lankosi tavo naujasis globotinis, yra tiesiog krikščioniška. Žinoma, visi jie turi individualių interesų, tačiau juos siejantis dalykas yra tiesiog krikščionybė. Jeigu jau žmonės tampa krikščionimis, reikia laikyti juos dvasios būsenoje, kurią aš vadinu krikščionybė ir. Žinai, apie ką kalbu? Krikščionybė ir krizė, krikščionybė ir tolerancija, krikščionybė ir pinigai. Jeigu jau jiems lemta būti krikščionimis, tegul jie būna krikščionimis su išlyga. Tavo dėdė Paralius. Prisiminimas seniai išplaus ir prieš akis ilgai švarės klevai to rudenio alėjų švies mokykla sena veiksma. Kondicijoj. Ant stalo Biblija, rankose kipšo laiškai. He! Dar vienas naivuolis. Matai, kaip įdomiai rašo. Bet čia tik naivuoliams ir superdvasiniams. Manęs šito nesugundysi. Aš geriau Bibliją paskaitysiu. O va, ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. O čia tai mintis. Bet palauk, darbe kaip tik naujų metų proga vyno padovanoju. Tik aš dabar turiu išmesti, išpilti, sudaužyti. Pol litrą, vdrėbėsgi, daja atibė. Vynas tai natūralus gėrimas. Truputį alkoholinis. Gaunamas fermentuojant vaisius ir uogas. O be to ir raštas sako, žinai, pamirštu, ką tas raštas sako, kažkur tai turėjau konspektus iš paskaitų ciklo Pažink savo priešą. Šiuo metu veikia galinga partija, tvirtinanti, jog Biblija leidžia vartoti fermentuotus arba svaiginamuosius gėrimus ir net pritaria tokiems veiksmams. Šiai partijai vadovauja keletas įžymių mokslininkų ir dvasininkų, kuriuos remia marga saikingų gerovų, turtingų svaigalų pardavėjų ir vargingų girtuoklių minė. Štai radau! Gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vynelio dėl savo skranduko. Ir šiaip visokių dažnų negalavimų. Taigi raštas sako, kad vyną tai galima gerti esant įvairiems negalavimams. Nors Biblijos tyrinėtojai mano, kad Paulius turėjo omeny neraugintas vynuogių sultis. Bet jūs... Atmen šiukštu! O be to kažkaip ir skrandis dažnai streikuoja. Ir dar kai darbe tas projektų vadovas taip spaudžia ir spaudžia. Ir tokias nepakeliamas naštas tik krauna ir krauna. Ne, kalbos nėra. Teks gerti. Ir daug. O šiaip tas projektų vadovas, žinok, keistas labai. Tikrai, kažkaip rengėsi keistai. Kažkaip moteriškai. Na, tikrai moteriškai. Labai moteriškai. Būtinai turiu jam parodyti šitą rašto vietas. Būtinai.
Taip. Va. Moteris nesivilks vyro rūbais, o vyras moters. Viešpats bjaurisi kiekvienu, kuris taip daro. Algirdai, juk Dievas yra meilė. Turi mylėti visus, net ir tą savo projektų vadovą. O be to, juk negalima taip tiesmukiškai imti ir išrėžti viską į akis. Supranti, juk gali pažeisti jo jautrią sielą. Ir apskritai, jisai suaugęs. Ką norėjau, tą pasirinko. Tu tiesiog ignoruok, apsimesk, kad viskas yra gerai. O be to, juk ir raštas sako, ateik, aš tau parodysiu, sėsk, atsiversk, versk. Va, žiūrėk, nėra nei vyro, nei moters. Viskas čia gerai. Tugi nenori, kad tave išmestų iš darbo, ką? Taip sakant, dėl netolerancijos arba tikėjimo. Ar pameni savo pirmąją darbo vietą po mokyklos baigimo? Žinokite, mano dėdė Paralius žemybėse parodė man vaizdo įrašą 5D formatu apie visą jo gyvenimą. Savo karštumu taip nudeginai visą kolektyvą, kad atsidūrė kur? Klausiu tavęs, atsidūrė kur? Ogi štai už šitų durų. Algirdai, tu atleistas. Oi, kaip tu atleistas. O mokykloje, žinokitės, niekas nenorėjo sėdėti su juo viename suole. Jūs tik pasigrožėkite. O klasėje seniai suolelė juoda tik sakinys užrašytas vakar su ta pačia. Jo, sunkiai vaikystė. Taip, geriausia bus elgtis taip, kaip ir visi kiti. Tuomet ir problemų bus mažiau galvos skausmo. Juk vis dėlto darbo negaliu prarasti. Sūnus studijuoja universitete. Tai kas mokslus apmokės? Atlyginimas ir taip nedidelis. O dar va, to eurą įveda dar 3 sumažės. Na, pamastykime, kaip galėtumėm išspręsti šitą problemą. Juk prieš tapdamas krikščionimi buvai didis kombinatorius. Tu tik pagalvok, porą skambučių, tam tikriems žmonėm pagrasinti ir viskas, problema išspręsta. Juk čia dėl gero, dėl vaiko. Įsimokslins vaikis, baigs universitetą. Išgarbins Lietuvą išaukštins. Ai, ką čia tą Lietuvą? Tave išgarbins išaukštins. Tai tavo paskutinis šansas. Tikrai po kelių valandų įves eurą. Kainos kils šaibišku greičiu. Ir krizė jau tavęs laukia štai šitų durų. Oi, pagalvojau, nesuprantu, kaip tie bažnyčios tarnautojai išgyvena. Sako, kad algos nedidelis, o kiti ir tų neima. Bet aišku, čia ne mano problema. Dabar mano problema sūnus, kuris bastosi kažkur naktimis, grįžta tai vidurnaktį, tai paryčiais, o tai visai neparsiranda. Na nesuprantu, kur jis prapuola, kur? Algirdai, duok jaunimui laisvę, na negi tu nori, kad tavo 20-metis sūnus taip ilgai, kaip ir tu, nieko neišmanytų gyvenime, ką? Taip sakant, būtų nepatyr.
gal jis turi vidinių problemų? O gal jis ieško savęs? O gal jis kaip ir tavo projektų vadovas dėlioja dėl savo aprangos? Oi. O tu ką nežinojai? Ne. Juk ne visi žmonės gimsta arba vyrais, arba moterim. Kai kurie tiesiog tampa tokiais tam tikroje socialinėje aplinkoje. Štai viskas. Viešpatie apsaugo, gelbėk, dievina. Visai kažkokie minčių migla užklupo, nieko nebesuprantu. Ne. Reikia prašyti, kad už mane kas nors melstųsi. Melskitės kas nors, na melskitės, dėkit ant manęs rankas, aš nebegaliu. Stop! Tu ką, žeminsies? Tu ką, pats negali išspręsti savo problemų? Imi mane jau erzinti. Ai, gal tiek to. Ar čia reikia, kad dabar visi žinotų apie mano silpnybės, trūkumus, nesėkmes. Ai, kažkaip gėda bus. Tiek to geriau pats už save pasimelsiu. Kalbų dovaną taip turiu. Taip, Algirdai. Vieni sako, kad kalbų dovana tai yra labai naudingas dalykas. Bet moksliniai tyrimai patys naujausi skelbia, kad kalbų dovana yra pačio karaliaus išmislas. Oi, kaip žmonės apsigauna. Juk melsdamasis kalbomis, tarsi įsiveržia į dvasinį pasaulio. Ten, vaikeli, jau nežinai, kas tavęs laukia. Ir iš vis tarsi vaikas gyvas pargrįši. Beje, o kurgi tavo brangiausiai žmonelė? O kiek čia tų valandų? Tik jau naujieji lipa ant kulnų. O mano brangioji dar negrįžta, juk jau laikas naujametinė šventė. Su kuo naujus metus, su kuo iš žvaigždės palydėti.